Pasipuošus ir pasirėdžius pagal turimos technikos laikmetį, saulėtą šeštadienio pavakarę lyg tyčia tam skirtomis ilgomis miesto gatvėmis į Biržų aeroklubą vyko įspūdinga istorinės technikos dalyvių kolona. Daugelis pastebi, kad paskutiniu metu Biržų miestą garsina ne tik aludariai, sportininkai, aviatoriai, menininkai bei muziejininkai, bet ir senovinės technikos puoselėtojai. Ir nieko čia keisto, juk pastaruoju metu gražiausios ir įdomiausios senovinės technikos parodos arba vyksta Biržuose, arba yra vežamos į kitus Lietuvos kraštus. Prie Biržų vardo garsinimo ir istorinės technikos populiarinimo jau daugiau kaip 5 metai prisideda senovinės technikos klubas Klasika, įkurtas 2008 metais rugpjūčio 16 dieną.